Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video trumpai paaiškinsiu, kaip galite sulieknėti nepakenkiant savo sveikatai. 3 pagrindiniai dalykai, ką jūs turite atsižvelgti, būtent siekiant efektyviai ir saugiai sulieknėti. Tai saugiai sulieknėsite, jeigu nesukursite per didelio kalorijų deficito. Dažniausiai matau situacijas, kai, tarkime, žmogus sako, aš pradėsiu laikytis dietos, atsisakysiu visų mėgstamų produktų, badausiu ir numesiu svorio. Trumpalaikė perspektyva tai veikia, nes, tarkim, per pirmas 3 dienas jūs ten netenkate gal 1 kilogramo, gal išsilaikote tokios mitybos rutinos savaitę. O kas būna tada? Tada jūs persvalgote, palūžtate, svoris sugrįžta ir metate savo visą svorio metimo kelionę. Kad tai nenutiktų, jūs turite viską daryti po truputį ir galvoti apie mitybos planavimo sistemą, kurios galėtumėte įsilaikyti visą likusį gyvenimą. Ir kaip tai galėtų atrodyti praktiškai. Tai reiškia, susirašyti ant lapelio, kokius produktus norite valgyti, apsiskaičiuojate savo medžiagų apykaitos greitį, nusistatote, kiek baltymų turite per dieną suvalgyti ir tada pagal tai susidėliojate savo mitybos racioną ir jūs tokio mitybos raciono galite laikytis diena iš dienos ir sėkmingai lieknėti. Kita klaida, tai pradedate per daug sportuoti. Tik pradėjus dietos jūs laikytis kažkokius sveikos gyvensenos principus, sako, tai čia visi rekomenduoja tai bėgioti, tai vaikščioti, tai sportuoti ir tada galvoti, tai gerai, pradėsiu sportuoti 7 kartus per savaitę iki negalėjimo. Patirėte traumą, nusitreniruojate, viskas skauda, nėra sportas, tada jums nėra malonumas. Kitas dalykas, vėlgi, tada pradėte suvaikščioti labai daug žingsnių ir vėlgi patirėte kažkokią traumą ir vėlgi nesate pripratę per tokio didelio krūvio, todėl viską reikia planuoti po truputį, kaip tai atrodytų praktiškai. Tai praktiškai atrodo taip, kad galbūt tik pradėjote savo sveikos mitybos kelią, tai suvaikščiote per dieną nuo 1000–2000 žingsnių ir paskui tą žingsnių kiekį didinate iki 5000 žingsnių per dieną, kol tas 5000 žingsnių tampa labai lengvai pasiekima, galite vėl padidinti šitai žingsnių kiekį ir taip jūs pripratinate organizmą prie krūvio tam, kad nepatirtumėte traumos ir tiesiog nepervargtumėte. Palyginus su tuo, jeigu iš karto įtrauktumėte į savo dienos rutiną 20 000 žingsnių, kas būtų iš tikrųjų daug ir jūs tikrai pervargtumėte. Tada kokį dar tą galutinį jums patarimą duoti, tai vėlgi jau pasakiau, kad kalorijos svarbios, kad tas sportas svarbus, tada turite susitvarkyti savo miego rutiną. Tai jeigu jūs vis tiek mesite svorį ir miegosite per dieną 4 valandas per parą, tai vėlgi tų rezultatų nelabai bus, nes yra tikėtina, kad ir prastai jausitės, neturėsite energijos, svoris kris lėčiau, bei kankins didesnis alkis, nes dažniausiai tai būna, kai mes mažiau miegame, mes esame linkę užkandžiauti. Tai jeigu ištaisysite šias 3 klaidas, aš galiu realiai garantuoti, kad jūs tikrai pamatysite pokyčius savo mitybos racione ir tada tie pokyčiai nebus kančia, o visas gyvenimo būdas. Tai linkiu, kad būtent šiuos patarimus pritaikytumėte praktiškai ir jeigu jums reikia papildomos pagalbos, kad aš jums padėčiau susidėlioti tą lieknėjimo rutiną ar papriešus rutiną, kad geriau jaustumėtės, tai drąsiai man galite parašyti asmeninę žinutę, išsiaiškinsiu jūsų tą individualią situaciją ir tada jau pasakysiu, kaip turite daryti, kad tikrai greičiau ir efektyviau pasiektumėte įsikeltus tikslus. Tai ačiū, kad išklausėte šį video ir linkiu jums gražios likusios dienos. Iki pasimatymo, mielieji.